Panevėžio mieste vis dažniau pasirinkama rekonstruoti sankryžas į žiedines. Tai daroma siekiant užtikrinti didesnį eismo saugumą ir sklandumą. Paklausime panevėžiečių, ką jie apie tai mano. Nežinau, jeigu yra būtinybė pagal transporto kiekį, manau, kad žiedinės sankryžos sprendžia eismo problemas. Aš tai nieko prieš, man jos visai patinka. Gal reikia, gal ir geriau, mažiau kamščių. Kaip manot, ar žiedinės sankryžos yra saugesnės ir patogesnės už šviesoforus reguliuojamas sankryžas? Taip. Kodėl? Manau, kad žiedinės sankryžoje vyksta eismas greičiau, negu laukiant žalio, tą raudoną arba žalio šviesoforą. Tai pro raudoną mažiau važinėja, o žiedinė važiuoja, pravažiuoja. Saugiau galbūt. Jeigu sąmoningi žmonės važiuoja ir per geltoną mažai juda, sakykime, ar ne, tai aš manau, kad kodėlgi ne, nes būna taip, kad ir einant per reguliuojamą perėją, kadangi daug vaikštau, tai tikrai yra daug vairuojančių, kurie tiesiog nepraleidžia pėsčiųjų. Tai nemanau, kad lygiaverčiai, o nereguliuojama ta žiedinė, tai man atrodo, kad jinai tiesiog paprastesnė. Tikrai taip saugesnis ir pralaidesnis. Pasaulinė praktika tai rodo, ne tik Panevėžio pavyzdys. Manau, kad jos saugesnės, patogesnės ir eismas netaip stringa juose negu tie išmanūs šviesoforai. Manau, kad jos progresyvesnės.